Nematoma grėsmė – mikroplastikas mūsų kvėpuojamame ore. Plastiko tarša tapo didžiausiu XX amžiaus iššūkiu. Žinome apie mikroplastiką maiste, tačiau ar žinote, kad jis yra ir ore? Tyrimai rodo, kad mūsų namų ore yra stulbinančiai daug mikroplastiko dalelių. Vidutiniškai bute aptinkama 528 dalelės kubiniame metre oro, o automobiliuose net 238. 94% dalelių yra mažesnės nei 10 mikrometrų, todėl lengvai patenka į plaučius. Suaugęs žmogus kasdien įkvepia apie 71,000 mikroplastiko dalelių. Tai 100 kartų daugiau nei manyta anksčiau. Mokslininkai įspėja apie galimas sveikatos problemas – vėžys, kvėpavimo sutrikimai. Būtina atlikti daugiau tyrimų ir kurti efektyvias kontrolės priemones. Apsaugokime savo sveikatą nuo šios nematomos grėsmės.